Kaip mes vargom. Tada, kai duktė gimė antroji, man karvė užtrūkus buvo, o pieną savą neturėjau, iš savęs nebuvo ką duoti. Žinai, prastai valgiam, prasts valgis buvo visiems. Nuti tada užtrūkau kaip vaiką bežindydama. Tada skaitos pas tokį ūkininką Kriaučiūną Juozą ėjau, prašiau pieną. Prižadėję iš kartą. Ans buvo ūkininkas, tada kol ūkiai dar nebuvo susitvėri. Sakau, kaip norėsi, ateisime atidirbti su vyru abudu, arba pinigai sumokėsim. Ans saka, man geriau su darbu. Tai mes taip prižadėjom. 2 litrą ateisime dirbti dieną. Nu, nieko nepadarysi, pieną reikėjo. Savaitę davė to pieną gerą. Daugiau nešė, žinai, ten į Martyniškius, anie ten į pieninę. Mum pieną nebeteik, nebegaliu beduot pieną. Nu, tai vėl prašau, Gaspadin, duok nors to maklevotą pieną, ką tik bus, balts vaikui vis kitoniškai. O taip, ką aš tam vaikui duosiu, grynai vandenį. Tada, žinot, ni manų nebuvo, ni cukraus nebuvo. Šiokius tokius miltus siaučiau per tarką. Rėčia neturėjau, tai per tarką bulvių tarką siaučiau. Išvirdavau tokią tumę, kad pačiai širdis pykdavo, kai reikdavo vaikui duoti. Ni saldus, ni surumą, ni niekur nieka. Daugiau to pieną makalą prašiau. Tai pažadėjai man to makalą duoti. Tik nežinau, 2 savaitės gavau to makalą pieną. Daugiau pasakė man, nebeateik to pieninės pieną. Man reik šunim, reik veršiukam, reik paršam, nebegaliu duoti. Ir einu verkdama namo. Parėjau namo ir daugiau sakau vyrui. Ką dabar reik daryti? Atsakė, nebeduot, ni makalą. Da 1 litrą buvau pripylus, daug neimdavom, irgi po 1 litrą. Vyr saka, reikia eit pas tavo mamą prašyti, lai paskolin pinigų. Mes tada ni pinigų neturėjom. Įžiūrėt, nusipirkt ožką. Nu, tai daugiau skaitos. Nuvažiavau aš pas tą mamą, savarklį turėjom, nuvažiavau aš pas mamą ir prašau, sakau, mama, paskolink 50 červoncų. Tada červoncai buvo. Nusipirksime ožką. Sakau, neturiu ką vaikui duot valgyt. Nu, tai mama davė tą 50 červoncų. Nu, tai nuvažiavom į Žagarę, ant jo marką radom, ogi ožką, už tą ožką buvom sumokėję 45 červoncus. Parsivedėm tą ožką mum tada atvedė, kai parsivedėm tuoj po savaitės, tai į vaikui pieną užteka, į mes patys da užsibalydavom, ožkos piens, kai pripranti, rodos skanus buvo. Da išgerdavom po stiklinę, kol neįpratęs, rodos toks kvapą buvo, ale kai įpratom, tai neskyriam nuo karvės pieną nimaš. Buvo skanus, į vaikui buvo gerai. Tai tą ožką išlaikėm 3 metus, kol gavom nusipirkt telyčiukę ir išsiauginom karvę.
Vargom, labai vargom. Papasakojo Paulina Pociuvienė, gimusi Veršių kaime. Užrašė Regina Nazarienė. Paskaitė Sofija Jonaitytė. Senoliai sakydavo, kad gryčio yra svirplių, tai radęs ant kelio pamestą radų užkaištą, parsinešęs namo įkiški gryčio sieną, į nebeliks svirplių, sakė Rutkus. Svirplius išvaryti, duoną iškepus, pečių išluostyt, į tas pašluostas pro langą laukan išberti. Tai visi svirpliai tuo išliks pro langą laukan. Ta langą reik palikti valioj, sakė Juozas Vaištarts Trumpaičiuose. Iš Matas Lančiausko užrašytas tautosakas. Juodoji knyga surinko Jonas Basanavičius, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė.